Šiais laikais mes bandome viską sudėlioti lentynėlės, bandome viską reglamentuoti ir panašiai, bet žmogaus įrėminti mes negalim, nes kitaip atsiranda psichologinių problemų visokių ir panašiai. Duosiu pavyzdį. Žmogus lekia su automobiliu, viršija greitį, nesilaiko kelių eismo taisyklių ir sustabdo policiją. Ir sako, kodėl viršijat greitį, tuoj nubausiu. Žmogus sako, pas man mirštantis žmogus, skubu į ligoninę vežu, kad išgelbėt jam gyvybę. Taigi matome, kaip dabar elgtis policijai. Ar padėti, ar pagal reglamentą laikytis ir nubausti. Tai vat, yra žmogiškasis faktorius. Negalim įrėminti kiekvienos situacijos pagal kažkokią raidę, nes yra žmogiškasis faktorius, kurio mes neturėtumėm pamiršti ir matyti žmogų, o ne robotą priešais save. O čia yra svarbu labai.